Šiame šaltame pasaulyje uždegti Dievo meilės ugnį. Tokia tai tikriausiai yra pagrindinė kunigo užduotis. Bet juk pirmiausia reikia pačiam degti tą ugnimi. Kunigas Viktoras sako, kad jam rasti Dievą nebuvo sunku, jo šeimoje tikėjimas buvo gyvas ir įkvepiantis. Mano kelias link Dievo galbūt, sakyčiau, nebuvo labai sudėtingas, ta prasme, kad mano tėveliai, mano šeima buvo tikinti žmonės. Ir gyvenau lietuviškame kaime, miestelyje, kur taip pat buvo garbės reikalas sekmadienį lankytis bažnyčiai. Bet taip pat žmonės, kurie buvo bažnyčioje, parapijos klebonas, mūsų jaunimo choro vadovai, iš tikrųjų, mums kaip jaunimui imponavo iš tikrųjų kaip stiprios asmenybės ir parodė mums kelią, kad gera būti su Dievu, gera melstis, smagu melstis kartu su kitais jaunais žmonėmis, kad jaunimas turi vietą bažnyčioje, kad gali giedoti. Ir tai manau, kad dar labiau sustiprino tą norą būti bažnyčios nariu ir nešti tą Kristaus gerąją naujieną. Kunigas Viktoras dažnai pasakodamas jauniems žmonėms apie savo pasirinktą gyvenimo kelią cituoja Šventojo Augustino žodžius: mokėti žydėti ten, kur esi pasėtas. Žydėk ten, kur esi pasėtas. Ir visuomet kilo mintis, nuolat galvodavau, o kur aš iš tikrųjų noriu būti, kur aš turiu būti pasėtas, kur ta mano dirva, kurioje aš turiu žydėti. Bet vėliau kažkaip susirutuliojo ta mintis, kad tą dirvą kai kada renkasi ir pats žmogus, bet Dievo valia yra tai, kad mes duotumėm vaisių savo gyvenimo pasirinkimu, savo tarnystę. Ir, tai iš tikrųjų man yra džiugu šitame kelyje, nes aš atrandu daug taip pat kitų žmonių, kurie taip pat yra Dievą atradę, Dievą ieškoję, Dievą atradę, bet gal netgi dar svarbiau, kad Dievas yra tas, kuris ateina ieškoti žmogaus, kuris kviečia atsiliepti į tą kvietimą. Vis dėlto Viktoras prisimena, kad renkantis savąjį gyvenimo kelią nebuvo taip lengva, kilo daug įvairiausių klausimų. Ačiū pasakyti visų pirmiausia taip pat ir tėvam, kurie mano gyvenimui davė esminės vertybės ir kryptį. Kažkada mokyklos laikais ar vaikų bebūnant, iš tėvelio visada girdėdavau, kas būtum, visada, jeigu tu būsi geras žmogus, gerbiamas žmogus, ir tavo pasirinkimai iš tikrųjų bus geri ir teisingi. Ir svarbiausia, sako, kad tu būtum laimingas tą, ką tu darysi. Ir aš manau, kad ir tas mano pasirinkimas, aišku, buvo nulemtas to, kad aš eidamas šituo keliu, kunigystės keliu, noriu būti laimingas, jausdamas viešpaties kvietimą, noriu atsakyti jį ir tuo pačiu šitą laimę dalintis su kitais žmonėmis. Ir padėti atrasti Dievą, padėti ieškoti gyvenimo esminių tiesų, esminių atsakymų. 7 kunigystės metus skaičiuojantis Viktoras svarsto, kad tikriausiai ima pildytis ta jo pirminė svajonė – dirbti su jaunimu, rūpintis jaunų žmonių sielovada. Šiomis dienomis tai nėra itin paprasta. Jauniems žmonėms. Ir šiuo metu, kai ne tik dirbu parapijoje, bet taip pat ir esu jaunimo centre, vyskupijos jaunimo centre atsakingas žmogus už jaunimo sielovadą, tai iš tikrųjų, atrodo, lyg ir realizuojasi mano svajonės, kai einant į seminariją, stojant į kunigų seminariją, buvo noras atskleisti ir dalinti su jaunimu tuo tikėjimo grožiu. Kiekvienam gyvenimo kelyje ir renkantis gyvenimo kelią, žvelgiant į gyvenimo perspektyvą ir sveikai žiūrint į dalykus, manau, kad žmogus visuomet susiduria su mintimis, su svarstymais, o kaip bus, ar aš iš tikrųjų esu toks stiprus, kad galėčiau ištesėti tą gyvenimo pasirinkimą. Ir, žmogus vis tik ir esame ir trapus tuo pačiu, bet ir sunku pasakyti, kaip bus su rytojum, bet mane kažkaip drąsina tokia mintis, kad vis tik aš žinau, kokiame kelyje esu, tačiau Dievo prašau stiprybės, jėgos ir palaimos ne rytojui, ne porytojui, ne už metų ar kažkada, bet šiandieną, naują dieną, kai pradedi. Kad Dieve
visų pirmiausia, nežinau, kas bus rytoj, bet aš noriu, kad ir prašau tavęs, būk su manim ir vesk mane šiandien per gyvenimą. Viktoras neslepia, kad netgi būnant kunigu yra grėsmė sužvaigždėti, tačiau visada verta prisiminti tikrąją pašaukimo esmę. Ir visgi tikrasis suvokimas savęs kaip kunigo ateina tuomet, kai tenka būti kartu su sunkiai sergančiu, silpnu, paklydusiu, vienišu žmogumi, su tokiu, kuriam labiausiai reikia tiesiog atjautos, pabuvimo šalia ir patikinimo, jog Dievas myli kiekvieną. Kunigų galbūt yra dalis tiesos, kad gali sužvaigždėti, kaip ir kiekvienoje profesijoje, kažkoks tai jaustis per daug ypatingas ar panašiai. Bet kartais būna tokių gyvenimo išbandymų, per kuriuos tu vėl save jauti, kad Dievas tave nori išgryninti, kad jauti, kad vėl turi nulipti nuo kažkokio, tai nežinau, garbės piedestalo, truputėlį vėl nusileisti ir pradėti kai kada naują dieną iš naujo ir prisiminti, kas iš tikrųjų yra tavo pašaukimo esmė. O tų džiugių akimirkų tai iš tikrųjų yra be galo daug. Ir kartais, jeigu masė kartais tau negali pasakyti tiesos, masė galbūt sakys, kad čia visa tai, ką tu darai, yra gerai ir panašiai, tai toliau plos rankom ar panašiai. Bet kai susitinki su žmogumi, kai atneši Dievo švenčiausiam sakramente pas ligonį, pas seną žmogų ir jis, mato iš tikrųjų, žvelgia į kunigą, bet ne populiarium akim, kaip čia pasakyti, ne kaip į žvaigždę, bet kaip į Dievo tarną. Ir jauti, kad kai aplankai tokį žmogų, pavargusi, kai padedi pasiklydusiam gyvenime ieškoti, atrasti tikrąją tiesą apie save, apie kitus žmonės, apie Dievą, iš tikrųjų tai yra, net neįsivaizduoja, kaip paaiškinti tokią situaciją ir koks džiaugsmas ir kokia ramybė tada ateina, kai tu iš tikrųjų padarai gerą ir jauti, kad darydamas gerą, teikdamas sakramentus, patarnaudamas kitam ligoniui ar patarnaudamas kažkokiai bėdoje esančiam žmogui, iš tikrųjų, atlieki tai, kam ir esi Dievo siųstas. Nėra pasaulyje laimingesnio už kunigą žmogaus. Girdėti, kaip pasaulis įžeidinėja Dievą, kaip piknaudžiauja jo šventajam vardui, kaip nuolat laužo jo įsakymus, kaip meilę jo išniekina. Tai girdi vien tai kunigas. Tik tai klausykloje pajunta kunigas, kiek blogio mes turime. Tai prašė klebonas iš Arso. Viktoras prisipažįsta, kad renkantis didįjį gyvenimo kelią visuomet kyla abejonė. Ir tai yra normalu. Kad kiekvienas žmogus turi svajonių, kurias nori įgyvendinti. Ir tuo pačiu, manau ir aš taip esu įsitikinęs, kad mūsų svajonės nėra absoliučiai pasaulyje unikalios ir niekas kitas neturi panašių svajonių. Tai mane drąsina tai, kad aš žinau ir pažįstu žmonių, kurie tas svajonės įgyvendino ir kartu, sakykime, eina kunigystės keliu. Ir tai mane taip pat drąsina kitų žmonių palaikymas ir ta brolystė kunigiškame kelyje. Tai iš tikrųjų yra gražus dalykas, džiugus dalykas ir tuo pačiu, kad jausmas, kad tu nesi vienas, bet esi draugė su kitais, esi bažnyčios narys galiausiai ir vieni kitus esame kviečiami nuolat palaikyti gerame kelyje, drąsinti, įkvėpti, kai kada guosti, būti šalia. Manau, kad taip, kad tuomet, kai yra kažkas, kam tu patiki savo svajonės, su kuo jas pasidalini, tai ir jeigu iš tikrųjų tie žmonės, kam patiki tas svajones, palaiko tave ir stiprina tave, meldžiasi už tave, tai tuo gyvenimo keliu, pasirinkimo keliu ir to atsakymo keliu yra iš tikrųjų daug lengviau eiti, negu kad vien tik savo jėgomis. Pasirinkime ir kiekvienam žmogui yra taip, kad jeigu tu turi kažkokių tai gyvenimo planų arba galvoji kažką rinktis, atsiras tokių, kurie sakys, bet pažiūrėk iš kitos pusės, ar tu esi iš tikrųjų ten pasiruošęs tam gyvenimo kelio ar panašiai. Tai niekuomet, manau, nebus taip, kad žmogus pasirinko ir visi 100% sakytų, kad gerai ten, taip, kad tau taip ir bus, kaip tu pasirinkai. Visada bus abejojančių, visada bus
nepasitikinčių, visada bus norinčių išbandyti kažkaip arba gal kai kada pasišiepti iš gražių dalykų, iš gražių pasirinkimų. Bet, priklauso, manau, nuo kiekvieno iš mūsų nusistatymų. Į ką mes labiau reaguosim, ar ir tuos žmonės, kurie linki mums pozityvių dalykų, ar tuos, kurie nuolat kritikuoja ir smerkia ir panašiai. Žinoma, sveika kritika visada reikia priimti, bet absoliutų negatyvizmą ir neigimą, manyčiau, kad kai kada reikia atmesti. Ir siekti savo užsibrėžtų tikslų. Ir visgi kunigas Viktoras įsitikinęs, kad kiekviename žmoguje yra grožio, gerumo ir meilės. Tai reikia mokėti, pamatyti. Žmonių širdyse manau, kad įvairiausių išgyvenimų, įvairiausių patirčių. Vienos jos teigiamos yra ir vienos neigiamos, bet gražių dalykų taip pat yra žmonėse tikrai labai daug ir tik tais galbūt kai kada gražius dalykus, gerus dalykus yra žmonės truputėlį linkę laikytis, rezervuoti savo ir dalyjasi jais nenori. Kodėl? Tik labai, nes šventą dalyką visuomet saugai. Jei kad kas nors iš tavęs galbūt, nežinau, nepasijuoktų, nepasityčiautų iš to, kas tau yra šventa ar panašiai. Ir aš manau, kad kai šiais laikais truputėlį yra pasaulis linkęs, tokia tarsi vertybės skaidyti į tai, kas tau naudinga ir kas tau nenaudinga, kas tau materialiai naudinga ar panašiai, kai kada truputėlį tie vidiniai dalykai, tikrusios vertybės truputėlį tarsi nueina į antrą planą, kaip nenaudingi dalykai tau, kaip nematerialūs. Bet manau, kad tai teikia kur kas didesnį pasitenkinimą, negu kad kažko tai turėjimas konkrečiai apčiuopamo savo į rankas. O šiais laikais ne tik būti kunigu yra iššūkis. Ne tik būti kunigu yra iššūkis šių laikų pasaulyje, bet kai kada toks jausmas, kad būti net ir krikščioniu yra didžiulis iššūkis. Liudyti savo tikėjimą darbe, studijose, šeimose, savo kasdieniam paprastam gyvenimui. Kai kada netgi būti geru žmogumi, sąžiningu žmogumi jau yra iššūkis. Tai aš sutinku su tuo, kad kunigystė taip yra vienas iš iššūkių, bet tikiu, kad tą iššūkį taip pat ir Dievas